Labą dieną. Mes esame jaunimo akademijoje, kurią organizavo Plungės rajono savivaldybė. Na, blogas oras šiandien mums nesudarė nuotaikos ir dar tikimės, kad iškersime likusias 2 dienas. Eime paklausinėti šventės dalyvių. O koks linksmas šventės dalyvis. Eime ir paklausime. Justinai, sveikas. Nu, sveiki. Kaip tu laikais? Kar aš jau biškį apšilau. Tavras šilčiau apsirėdžiau. Biškį batelis susitvarkiau. Nieko, esam jau čitusins. Prašau, pasidalink savo mintimis apie jaunimo akademiją. Nieko, čia labai gerai, visi žmonės labai faini. Ir nežinau, tiesiog labai gera čia. Girdėjau, kad tu esi jaunimo mainų dalyvis iš Vokietijos. Kaip tu čia sekas Lietuvoje? Man Lietuvoje šiaip labai gerai sekasi. Aš čia dabar jau 8 mėnesiai ir išvažiuosiu jau birželio 26, tai reiškia, kad neliko daug laiko. Ir aš šiandien dalyvavau, nes aš manau, kad reikia kažkaip praleisti savo laiko, kas liko dabar gerai. Sveikas, kaip tu laikais? Aha, labai puiku. Ar tau patinka akademija? Nu, šnekėkis, prašau. Deja, mano pašnekovas nebuvo viskas, kad šiandien šnekėtų. Tad nepaklausime kitų dalyvių. Iš kokio jūs miesto? Iš Klaipėdos. Ir kaip jums jaunimo akademija? Puikiai, nuostabiai, jeigu net oras netrukdo ir niekas čia nesinervuoja, dėl to tai yra labai jėga. Labai ačiū. Viskas labai faina išskyrus orą. Nu, baikit, tas oras labai negadin vis vaizdą. Gadina, nes jau pradeda važiuoti Kiebra namo, tas jį nesmagiai. Na, o šiaip manau, kad viskas tvarkoja taip. Programą įvykdysim. Sveiki gyvi, mėly plungiškiai. Štai antroji akademijos diena, oras pasitaisęs, nuotaika žymiai geresnė. Šiandien mes daug sportavome ir šiaip užsiėmėme įvairiais užsiėmimais. Dabar už mūsų nugarų groja grupė Heli. Tai ne, už Doros nugaros groja grupė Heli. Ir eina pakalbinsim keletą žmonių, kaip jiems sekasi. Antikristas. Sveikas. Labą dieną, ponios ir ponai. Sveikas. Koks savo vardas? Linas. Ir kaip tau patinka akademija? Akademija labai nuostabu. Kaip tau šiandien sekėsi, kur dalyvavai? Krepšinį žaidžiau, tinklinį žaidžiau. Ir kaip sekėsi? Normaliai. Kaip praėjo naktis? Nu, jos nebuvo, mes ėjom ryte mėgoti. Ne, nu, ta prasme, naktis, nu, taip, linksmai labai, sakyčiau. Dainavom, šokom. Mamos pietai. Šiam troškiniui mums prireiks 3 kiaušinių. Oi, 2 kiaušiniai bus gerai. O ne mūsų. Kiaušinius. Įmušame kiaušinius. Juos gerai pamalam rankom, pamalam. Akademiją mes mylim labai, todėl mes esam čionai. Kašiai šaškė tinklinės jėga, o vakare atsipalaidavimas yra. Jau, po visko šito mes šokam ilgai. Rikas mus veža tikrai. Kitas valdo viską čionai, be Lolitos jam būtų rangai. O dabar, kaip ryte jaunimas, apsikabinam stipriai.